Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. Šiandieną panirsime į momentą, kuris amžinai pakeitė Žemės istoriją. Tai įvykis, nutikęs prieš maždaug 66 milijonus metų. Ir jisai žymi kreidos periodo pabaigą ir vėlesnės Kainozojaus žinduolių amžiaus pradžią. Kalbame apie masinį rūšių išnykimą, kurio metu nuo Žemės paviršiaus buvo nušluota net apie 75% visų planetos gyvybės formų. Tačiau kokia to priežastis? Vienas kosminis smūgis. Asteroidas, sukėlęs dinozaurų išnykimą, žinomas kaip Chicxulub, atkeliavo iš tolimų Saulės sistemos pakraščių, esančių už Jupiterio orbitos. Naujausi moksliniai tyrimai, analizuojantis uolienų likusių nuo kreidos periodo ribos cheminius pėdsakus, rodo, kad asteroidas buvo C tipo, kuris yra primityvus meteoritų tipas, turintis santykinai daug anglies. Manoma, kad šie chondritai susiformavo ankstyvojoje Saulės sistemoje. Pagal sudėtį, ypač rūtenio izotopų santykį, nustatyta, kad asteroidas turėjo susidaryti už Jupiterio orbitos tolimojoje Saulės sistemos dalyje, kur paplitę anglingieji chondritai. Ilgą laiką buvo manyta, kad asteroidai iš šio tolimo regiono yra per reti, kad prieš 66 milijonus metų smogtų Žemei tokiu dideliu objektu. Tačiau naujausi tyrimai, naudojant sudėtingus kompiuterinius modelius, parodė kitokį vaizdą. Mokslininkai modeliavo milijonus metų ir atrado, kad dėl Jupiterio gravitacinio poveikio ir kitų šiluminių jėgų, dideli asteroidai iš išorinės juostos gali būti periodiškai įstumiami į orbitas, kertančias Žemės kelią. Tyrimai rodo, kad tokio dydžio asteroidas iš išorinės asteroidų juostos Žemės link gali būti įstumiami vidutiniškai kas 250 milijonų metų. Nors tai gali atrodyti retas įvykis, tai yra 5 kartus dažniau nei manyta anksčiau ir puikiai atitinka Chicxulubo smūgio laiko juostą. Norite sužinoti, kas iš tikrųjų įvyko tą lemtingą dieną, kai išnyko dinozaurai? Tiesiog žinokite, kad tai buvo kur kas baisiau, nei galite įsivaizduoti. Žemę taranavęs asteroidas buvo milžiniškas, jo plotis siekia apie 10 km. Daugeliu yra sunku suvokti tokį mastą. Įsivaizduokite, kad tai toks pats aukštis, kuriame įprastai skraido keleiviniai lėktuvai. Pabandykite mintimis nusikelti į tą momentą. Stovite ir žvelgiate į artėjantį dangaus kūną. Šis asteroidas yra aukštai virš jūsų, kabantis danguje. Tik šis didžiulis asteroidas kartu su savimi atsineša ir pasaulio pabaigą. Tai buvo ne tik smūgis, tai buvo katastrofa, perrašiusi visos planetos istoriją. Ta pražūtinga uola trenkėsi į Žemę neįtikėtinu 72 000 km/h greičiu. Tai yra netgi maždaug 20 kartų didesnis greitis už šiuolaikinį reaktyvinį naikintuvą. Uola rėžėsi į vietą, kur dabar yra Jukatano pusiasalis, dabartinėje Meksikoje. Tačiau atsiminkite, anuo toje vietoje nebuvo atviros pakrantės, tik seklūs tropiniai vandenys. Vandens gylis galėjo siekti apie 90 metrų. Šis milžiniškas dangaus kūnas trenkėsi į Žemę su tokia jėga, kad vanduo akimirksniu išgaravo, o pati asteroido uoliena virto dulkių debesiu. Smūgio energija buvo tiesiog neįtikėtinai didelė. Viskas 1000 km spinduliu buvo visiškai išgarinta. Dinozaurai, uolos, medžiai, viskas buvo akimirksniu sunaikinta galingo smūgio. Šio kataklizmo sukeltos seisminės bangos supurtė visą Žemę, jos nuvilnijo per visą planetą. Tad kiekvienas dinozauras, kad ir kur būtų, turėjo pajusti stingdantį drebėjimą. Tačiau tai tebuvo pradžia katastrofos, kuri pakeitė pasaulį amžiams. Vos 15 minučių po smūgio įkaitusi, išsilydžiusi uoliena iš smūgio vietos, kuri pakilo į orą, pradėjo kristi atgal. Tačiau ji jau nebebuvo skista uoliena, atvėsusi ji virto aštriomis stiklo šukėmis. Šios stiklo šukės, tarytum mirtinas lietus, krito ant dinozaurų 100 km aplinkui epicentrą. Bet tai nebuvo viskas, kas buvo išmesta. Didelė dalis medžiagos įgijo pakankamą greitį ir iškeliavo tiesiai į kosmosą. Po maždaug 30 minučių ji vėl krito žemyn per atmosferą. Dėl trinties ji vėl įkaito iki baltumo ir visa ta įkaitusi uola pradėjo deginti atmosferą. Įsivaizduokite, tai buvo lyg tarytum didžiulė orkaitė.
Atmosfera tiesioginė prasme švytėjo nuo įkaitusios medžiagos, dar labiau kaitinant planetos paviršių. Miškai pradėjo savaime užsideginėti. Didžiuliai gaisrai tuo metu plito didelėje planetos dalyje, ypač netoli paties smūgio vietos. Bet tik pabandykite įsivaizduoti, vos įvykus smūgiui, 1000 km spinduliu aplinkui tą vietą, kurioje nukrito meteoritas, viskas akimirksniu užsiliepsnojo. Artimiausią valandą susidariusi smūginė banga siuntė uraganinius vėjus, kurie nešė nuolaužas, vertė ištisus miškus, niokojo kraštovaizdį ir galėjo nupūsti netgi milžiniškus dinozaurus 100 km atstumu nuo epicentro. Sunkus nuolaužų prisotintų dulkių debesis pakilę po smūgio, keliavo per visą Žemę, o juose siautė nepaprastai galingi žaibai, kurie sukėlė dar daugiau gaisrų ir audrų visoje planetoje. Praėjus vos 3 valandoms po smūgio, didžiulės tsunamio bangos, sukeltos po kataklizmo, persirito per Šiaurės Ameriką, užliedamos Žemę 100 km sausumą. Patys dinozaurai tuo metu būtų stebėję baisų reginį, maždaug 300–600 metrų aukščio vandens sieną, kuri ritasi per pakrantės. Savaime suprantama, jie būtų buvę akimirksniu nušluoti. Šis potvynis pasiekė netgi žemyno gilumą. Netoli Ajavos esančios JAV vidurio dalyje aptinkami ženklai rodo, kad potvynių vandenys prasiskverbė per Šiaurės Amerikos jūros kelią prieš 66 milijonus metų, pasiekdami viršutinės centrinės Jungtinės valstijos dalį. Tsunamio bangos apėmė net ir Europą. Tuo metu Atlanto vandenynas buvo mažesnis, o tai tebuvo tik pradinės tsunamio bangos. Jų turėjo būti dar daugiau, nes Žemė po smūgio nuolat drebėjo. Tiesą sakant, šio įvykio sukelti žemės drebėjimai buvo tokie galingi, kad kai kurie mokslininkai mano, kad jie paskatino Dekano trapų, milžinišką lavos sluoksnio susidarymą Indijoje. Tai buvo iš tiesų pasaulinio masto katastrofa, pakeitusi planetos istoriją. Šie masyvūs ugnikalniai galbūt ir veržėsi anksčiau, tačiau po smūgio jie išsiveržė su nauja jėga. Jie išmetė milijonus tonų dujų į atmosferą, o lavos srautai Indijoje padengė 2 milijonų kvadratinių kilometrų plotą. Toks lavos kiekis užliejo Indiją vos per 24 valandas. Visas pasaulis paskendo suodžių, nuolaužų ir pelenų debesyse. Šie debesis užblokavo Saulę, šviesa tapo tokia blausi, kad visiškai sustojo fotosintezė. Augalai nustojo augti, o Žemės temperatūra labai greitai nukrito net 15–20 laipsnių Celsijaus. Tai buvo lyg blogiausias scenarijus – branduolinė žiema. Tokia situacija išsilaikė ištisus metus. Galiausiai siera susikaupusi debesyse virto sieros rūgštimi. Visame pasaulyje pradėjo lyti rūgštusis lietus. Fitoplanktonas, kuriam gyvybiškai reikalinga fotosintezė, pradėjo sparčiai nykti. Tai sugriovė visą maisto grandinę vandenynuose. Didžiausi jūrų ropliai išnyko pirmiausia. Sausumoje didžiausi žolėdžiai ėmė mirti, o kartu su jais ir mėsėdžiai, kurie jais maitinosi. Visos maisto grandinės patyrė griūtį. 75% visų rūšių Žemėje išmirė. Tai buvo turbūt pati baisiausia diena Žemės gyvybės istorijoje. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti įdomiausią dokumentikos YouTube kanalą. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.